Panemunėje Švento Roko atlaidų metu oras susirinkusių nelepino, tačiau tradicija kelioms bendruomenėms sužaisti dar ir futbolo varžybas išlaikyta. Žinovai tikina, kad Panemunės miestelio gyventojai tokias varžybas rengė jau Antano Smetonos laikais. O savaitgalyje stebėję politikai teigė, jog kažkada būtent čia, Panemunėje, taip pat mielai gainiojo kamuolį. Šiai dienai turiu kojos raiščių traumą ir su liūdėsiu ir gailesčiu žiūriu į aikštelę. Norėtųsi išbėgti, bet nepajėgiu. Bet kitais metais, matomai, šiek tiek pertvarkysime, tiek pastumdysime laiką, kad daugiau galėtų Panemunės ir aplinkinių rajonų gyventojų susirinkti, pažiūrėti. Tai padarysime tarp rytinių mišių ir 12 valandos mišių tam intervalė. Futbolo aistruoliai sako, kad per Švento Roko atlaidus reikia plėsti ne tik pačią futbolo tradiciją, bet ir į šį vyrišką žaidimą įtraukti ir moteris. O apdariai juokaujant manoma, jog dailiosios lyties atstovių žaidimas galėtų pritraukti ir daugiau sirgalių. Nors vargu ar treniruotų ir fiziškai stipresnių vyrų komanda, kada nors užleistų šias pozicijas. Žiūrint, kaip jos būtų apsirengusios. Jeigu būtų tvarkingai, gražiai apsirengusios, tikrai labai patiktų. Bet aišku, vyrai vis dėlto sportinio, kaip sakoma, dėl sportinės pusės tai geriau tegu vyrai laksto. Moteris dėl grožio. Nepratę mes gal taip. Čia gal būna kažkur užsienį tie moterų žaidimai futbolo, bet ne pas mus. Kaip čia iš tiesų turėtų būti dabar. Mes irgi galvojam, turim savo komandą, kad ko gero moterys yra moterys ir ateina vyrai ir moterys ne tik pasirinkti, bet ir pažiūrėti jų gražius ištreniruotus kūnus. Galbūt tos tikrai uniformos turėtų grįžti ir tokios būtų kaip anksčiau, kad tai būtų suknytės ir gražūs šortukai, kad parodytų savo moterišką grožį. Savaitgalį Švento Roko atlaidų metu Panemunėje vykusių futbolo varžybų nugalėtojų nėra. Mat tęsiant daugiau kaip 70 metų gyvuojančią tradiciją, šį kartą siekta ne laimėti, o turiningai praleisti laiką ir pabendrauti.